Sukurti naują aplanką Google diske galima labai paprastai. Arba paspaudus štai šį mygtuką naujas ir pasirinkus naujas aplankas, arba toje vietoje, kur yra visokie failai ir aplankai, arba šiuo atveju pas mane čia yra tuščia, nes aš šitoj vietoj nieko neturiu, reikia paspausti dešinį pelytės klavišą ir pasirinkti naujas aplankas. Tuomet reikia sukurti pavadinimą. Pavyzdžiui, aš pavadinsiu jį matematika ir spaudžiame sukurti. Ir štai atsirado naujas aplankas. Susikurkime dar keletą. Tarkime, fizika. Ir vėl spaudžiam dešinį pelytės klavišą, pasirenkam naujas aplankas ir sukuriam dar vieną, pavyzdžiui, biologija. Na štai, turime 3 aplankus. Kaip reikia žinoti, kurioje Google disko vietoje mes dabar esame? Kur yra štai šitie 3 aplankai? Atsakymas yra viršuje. Štai čia. Šioje vietoje yra kelias iki tos vietos, kurioje yra mano 3 aplankai. Paanalizuokim šitą kelią. Mano 3 aplankai yra štai šitame aplanke. Kadangi jo pavadinimas yra labai ilgas, jis čia netelpa, o užvedus pelės rodyklę matome pilną jo pavadinimą. Šis aplankas vadinasi 6A klasės namų darbų užduotis. Na gerai, o kur yra šis aplankas? Jis yra štai šitame aplanke. Jis vadinasi pamoka apie Google diską. O aplankas pamoka apie Google diską yra mano diske. Pasižiūrėjus į štai šį kelią, mes žinosime, kaip nueiti į tą vietą, kur yra štai šie 3 aplankai. Mes žinosime, kad reikia paspausti ant mano diskas, po to ant pamoka apie Google diską ir 6A klasės namų darbų užduotis. Užeinu į vidų ir matau, kad čia yra tie 3 mano sukurti aplankai. Šitas kelias iki aplanko yra interaktyvus, kitaip tariant, aš galiu spaudinėti ir štai čia. Pavyzdžiui, jeigu aš paspausiu ant pamoka apie Google diską, aš ir pateksiu į tą aplanką. Jeigu paspausiu ant mano diskas, aš ir pateksiu į mano diską. Jeigu aš paspausiu ant 6A klasės nuotraukos, užeinu į vidų ir štai čia rodo, kad aš dabar esu būtent štai šitame aplanke. Šį kelią suprasti yra labai svarbu, norint gerai mokėti dirbti su Google disku. Yra dar vienas būdas pasižiūrėti, kur yra koks aplankas. Šalia pavadinimo mano diskas yra tokia mažytė rodyklytė. Pabandykime ją paspausti. Ji tokia mažytė, kad reikia labai stengtis į ją pataikyti. Ir jeigu pataikėme ant jos paspausti, mums išsiskleidė visas sąrašas, kas yra šiame diske. Šalia aplanko bendri diskai irgi yra mažytė rodyklytė. Paspaudus ją, irgi matosi, kas yra tame bendrame diske. Aš taip pat galiu išskleisti bet kurį diską ir bet kurį aplanką. Pavyzdžiui, jeigu aš paspausiu štai čia rodyklę, tada matysiu, kas yra štai šitame diske. Štai tokie aplankai. Galiu nueiti dar toliau, ir dar toliau, ir dar toliau. Tikiuosi, mintį supratot. Štai čia matosi viskas, ką mes turime savo Google diske ir bendruose Google diskuose. Kadangi štai šie pavadinimai netelpa, yra ganėtinai nepatogu čia žiūrėti, bet mes galime tai pakeisti. Jeigu mes nueisim į štai šitą vietą, kur atsiskiria šitas sąrašas nuo šito sąrašo, surandam viduriuką, kol mūsų pelės rodyklė pasikeis į kitokią. Būdama šitoje vietoje, aš galiu laikyti kairį pelės klavišą, paspausti ir laikyti ir tempti į šoną. Ir paleidus klavišą,
matau, kad čia jau matosi daugiau pavadinimų. Jeigu norime nebematyti tokio ilgo sąrašo, sugrįžkim, kur mes buvom, tai yra šalia bendri diskai, dar kartą paspauskim tą mažytę rodyklytę ir viskas, ką mes išskleidėm, susiskleidė ir mes to nebematom. Ta patį galiu padaryti ir su mano disku. Šalia jo paspaudžiu ant rodyklytės ir viskas susiskleidė, viskas pasislėpė.